Mąstyk, rinkis, veik. Teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai. Kam reikia pusės, jei galima turėti visą. Kviečia studijuoti Kauno kolegija. Kauno kolegija yra viena didžiausių Lietuvos kolegijų. Ko skiriasi kolegijos nuo universitetų? Turbūt vienas pagrindinis skirtumas, kad kolegijose yra rengiami specialistai praktiniai veiklai. Todėl ir studijos, visas studijų programos yra taip parengtos, kad būtų įgyvendinami, kad įgytų kompetencijas, kurios reikalingos praktiniai veikloje. Kauno kolegija yra didelė kolegija, mes turim virš 8,5 tūkstančių studentų, mes turime savo fakultetą Kėdainiuose, mes turim skyrius Tauragėje ir Druskininkuose. Ir iš tikro, kasmet mes išleidžiam, šiandien aš su tokia uniforma, nes taip pat bus įteikiami diplomai, išleidžiam virš 2,5 tūkstančių absolventų. Kauno kolegijoje rengiami biomedicinos technologijos, humanitarinių, socialinių mokslų ir meno studijų sričių specialistai. Čia siūloma 40 su viršum studijų programų. Kolegijoje studijuoja 8500 su viršum studentų. Dirba apie 600 dėstytojų. Veikia 7 bibliotekos. Studentai apgyvendinami 6 bendrabučiuose. Kauno kolegijos studentam įrengti modernų savarankiškų studijų, nuotolinio mokymo centrai, baseinas, sporto salės, aikštynas. Kauno kolegija, prisidėdama prie regionų plėtros, organizuoja ir realizuoja studijų programas Druskininkuose, Tauragėje, Kėdainiuose. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnis. Labiausiai, ką atsimenu, tai turbūt Erasmus studijos, kai buvo užsienyje, ir turbūt praktika, kuri vyko Graikijoje. Tai Suomija ir Graikija tai buvo didžiausi mano gyvenimo pasiekimai, atradimai, dėl to esu labai patenkintas. Taip pat kolegija pati, ką gavau čia. Čia yra iš tikrųjų mano šeima. Tiek galiu pasakyti apie savo grupiokus, tiek apie studentų atstovybę, kurioje buvau visus 3 metus, tiek apie tos pačius dėstytojus ir administraciją, dėl to, kad mes esam didelė bendruomenė, kurie viens kitą iš tikrųjų praktiškai visi pažįstami. Kauno kolegijoje gilinti žinias studentai gali ne tik paskaitose ar savarankiškai studijuodami bibliotekose, tačiau ir dalyvaudami studentų mokslinių draugijų veikloje bei įvairiuose konkursuose. Studentų praktika vyksta tiek pačioje kolegijoje, tiek ir už jos ribų. Kolegijoje rengiami specialistai praktikai, gebantys savarankiškai dirbti švietimo, kultūros, ūkio ir kitose srityse, kuriems suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija. Pasirinkdami studijas kolegijoje, abiturientai iš karto turėtų mąstyti, kokia yra jų motyvacija. Motyvacija turėtų būti pagrindinė. Tai yra tas studijų sritis, kuri jiem yra patraukli. Ir kitas dar yra labai svarbus aspektas, kad jie suprastų, kad baigę jie galės iš karto praktiniai veiklai dirbti, o toliau visos yra galimybės tęsti studijas universitete, magistratūroje, nes šiuo metu per išlyginimą 1 metų iš karto gali studijuoti magistratūroje universitete ir praktiškai 3 metai plus 1 išlyginimas ir 2 metai magistratūroje tas pats. Kolegijos bendruomenė palaiko ryšius su kitomis šalies švietimo bei mokslo institucijomis, įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vyksta atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir regiono plėtros strategiją. Kolegija bendradarbiauja su daugiau nei 130 aukštojo mokslo institucijų, net iš 33 pasaulio šalių. Į jas studentai turi galimybę išvykti studijuoti. Mes turim virš 100 sutarčių su užsienio partneriais ir štai pas mus pagal Erasmus programą ne tik studijom, bet ir praktikai važiuoja po visą Europą studijuoti. Skaitau tie privalumai ir dar įdomus studentiškas gyvenimas ir sako tai, kad rinkti studijas Kauno kolegija yra tikrai verta. Net besimokindama paskaitų metu aš jau suprasdavau, kur aš galėsiu panaudoti tas žinias ir būdama toj pačios studentų atstovybėje aš jau panaudojau. Ir visą laiką džiaugdavausi, kad mokyklai kažkur mus mokindavo tokius abstrakčius dalykus, kur nesuprasdavai ir kada nors gyvenime tau to prireiks. O kolegijai buvau gavus būtent tas pačias žinias, kurias aš tikrai žinau, kad galėsiu panaudoti. Jos buvo pateiktas labai įdomiai ir labai kokybiškai. Daugiau informacijos internete kauko.lt